Sveiki gyvi gravel nuotykių mėgėjai. Šiame epizode papasakosiu apie savo dviratį Factor Ostro Gravel. Praėjo porą dienų po Trauma Fest, laikas šokti ant gravel. Dar kartą norim padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie Traumos festivalio įgyvendinimo. Ačiū rėmėjams, ačiū savanoriams, ačiū dalyviams, ačiū žiūrovams, ačiū feikeikų komandai, ačiū Arūnei, kuri pardavė visą alų ir beveik visas bandeles. Kitą kartą turėsime daugiau visko. Ačiū Media komandai, ačiū Automuziejus Vilniui, Samantai, kuri padėjo mums suvadybinti visą šitą projektą. Ačiū visiems. Gaunate didelį liuksą ir pažadą, kad tai ne paskutinis feikeikų renginys. Oras laukia pavasarinis, geras. Išvažiavau padaryti intervalų treniruotę. Šiame epizode papasakosiu apie vieną iš savo dviračių, Factor Ostro Gravel. Būtent šitą, ant kurio dabar važiuoju. Su juo nuvažiuoju daugiausia kilometrų. Turiu jį jau daugiau negu 2 metus. Ir per tą laiką nuvažiavau turbūt tiek kilometrų, kiek yra aplink Žemės rutulį. Tai kas žino teisingą atsakymą, parašykite komentaruose. Kas nežino, žiūrėkite iki galo ir sužinokite. Factor pakankamai jauna britų kompanija, jai apie 20 metų. Tai ne masinės gamybos brandas kaip Specialized ar Trek, bet kaip jie patys save pozicionuoja, labiau high-endinis, butikinis brandas. Kažkur tarp Pinarello, BMC ar Cervelo. Ostro Gravel yra antras gravel dviratis nuo tada, kai pradėjau minti. Prieš tai turėjau labai smagų italų gamintojo Basso Palta modelį. Pasižiūrėkit būtinai jų Instagramą, yra tikrai labai gražių dviračių. Aha, ir dar jie turi labai fainą clubhouse Italijoje, Bassano del Grappa mieste. Teko ten porą kartų lankytis. Must visit vieta, tai jeigu kada nors būsit netoliese, būtinai užsukit, išgerkite espresso, suvalgykite tiramisu ir pavarvinkite seilę, žiūrėdami gražuolius rėmus, kurie kabo ant sienų. Ok, grįžkime prie dabartinio dviračio. Kad tai yra gravel dviratis, pasako pats jo pavadinimas – Ostro Gravel. Tarp kitko, žodis gravel dviračio pavadinime jau yra gero dviračio ženklas. Jis lengvas, aerodinamiškas, sukurtas greičiui ir lenktynėms tiek žvyrkeliuose, tiek ir ant asfalto. Anglies pluošto rėmas optimizuotas aerodinamikai, su pilnai integruotais kabeliais, stabdžių žarnelėm, iš tikrųjų labai švaraus dizaino. Per tuos porą metų, kol turiu šį dviratį, gamintojas rėmą pagal garantinį pakeitė 4 kartus, nes vis išlysdavo kažkokią gamybinį klijavimo ar dažymo brokai. Dviratį pirkau su SRAM Force 2x grupe, tai yra 2 žvaigždės priekyje ir plentinė pavarų kasetė 1036 gale. Po pirmojo gravelio norėjau labiau all-road stiliaus dviračio, tai yra, kad galėčiau važiuoti ne tik off-road'e, bet ir greitai plente. Tam papildomai nusipirkau ir atskirą plentinių ratų komplektą. Galima sakyti, kad turbūt sutaupiau vieno naujo plentinio dviračio kainą. Šiemet dviratį persidariau į One-by pavarų sistemą, todėl dabar, kaip sako SRAM, drivetrain, that's business up front and party in the back. Priekyje plentinės rankenėlės ir viena žvaigždė, o gale 1052 MTB kasetė ir bėgų perjungėjas. Aš galvoju, kad bus šiek tiek patikimiau, nes su 2x karts nuo karto nukrisdavo grandinė leidžiantis kažkokiuose rimtesniuose žvyro nusileidimuose, ypatingai užsienyje, kur nusileidimai greitesni, statesni, išplautos lietaus ar akmenuotos dangos ir panašiai. Bet su One-by grupe turėsiu keičiamas priekinės žvaigždės. Dabar užsidėjau pasibandymui 46 dantų žvaigždę lietuviškom sąlygom, apsivažinėjau ir jau žinau, kad keisiu į 48, o gal net ir 50 dantų, nes minant virš 50 km/h greičiu gaunasi labai didelis keidensas ir sunku ilgai tokį minimą palaikyti. O kelionėms į užsienį, Ispaniją, Italiją, ten kur būna daug stačių vietų, daug sukilimo, jau vėl spėjau pasikeisti ir užsidėjau 40 dantų priekinę žvaigždę, o gale, kaip ir minėjau, MTB grupės dalis GX perjungėjas ir 1052 kasetė.
Po poros dienų pradėsiu šios etapo bandymus Kanarų salose. Šį sezoną patikrinsiu, ant kiek one by yra geriau nei two by įvairiose sąlygose – gravelyje, plente, smėlyje, miškuose. Beje, kaip ir visi kiti dviračiai, šis irgi padengtas keramikinė danga. Dengimas kainuoja minimaliai pastangų, laiko ir pinigų, bet nauda yra akivaizdi. Nors ir važiuoja 1000 km, rėmas neturi jokių subraižymų, jokių dažų nuskilimų, nieko. Ir dar vienas pliusas, kad netaip limpa purvas. Kaip minėjau, turiu 2 ratų komplektus. Pagrindiniai gravel ratlankiai, Black King 34 mm aukščio, vidinis plotis 25 mm. Padangos dabar 45 mm, pripūtus 47, bet realiai buvau susimontavęs ir 48, daugiau komforto, lengviau su savo svoriu pravažiuoti smėlingas atkarpas. Antri plentiniai ratlankiai, aukštesnio profilio, irgi Black King, 45 mm aukščio, padangas naudoju 30 ir 32 mm pločio. Kelios kitos dalis, tai S-Works Power balnelis, naudoju nuo pat pradžių, ant ankstesnio dviračio turėjau lygiai tokį patį, rekomenduoju visiems, ilgaamžis, patvarus ir labai komfortiškas. Ceramic Speed bottom bracketas arba miniklio velenas, taip pat Ceramic Speed vairo kolonėlės ir ratų guoliai, sako, kad sukasi amžinai, lyginau su kitais dviračiais, kur standartiniai skirtumas jaučiasi, bet ir kaina ženkliai skiriasi ir tikrai ne vartotojo naudai. Na ir keli nedideli priedai. Kompiuteriuko laikiklis, integruotas vaire, Wahoo Bolt kompiuteriukas, pilnai pakanka man jo visoms sąlygoms, pedalų turiu 2 komplektus, Shimano XT ir XTR graveliui, dvipusiai patvarus ir Wahoo Speedplay plentui, irgi dvipusiai, labai faini, plokšti, galima norint kažkur greit palėkti, tiesiog su paprastais kėdais atsisėsti ir numinti. 2 Elite gertuvių laikikliai, taip gerai suderinti su gertuvėmis, kad nesu pametęs nei vienos, rekomenduoju. Dar ant top tubo dažniausiai turiu prisuktą nedidelę tašelę, telpa telefonas, CO2, keli geliukai ir 20 eurų. Taigi, kol kas šį sezoną ir toliau planuoju minti faktorių, nes esu jo patenkintas. Epizodo pradžioje užsiminiau, kad greičiausiai jau numiniausiu aplink Žemės rutulį, bet iš tikro dar trūksta apie 5000 km. Manau, 2-3 mėnesiai ir turėsim. Aišku, seku visas naujienas ir visada labai norisi kažko tai naujo. Dažnai, turbūt kaip ir dauguma, pagalvoju, kad reiktų antro gravelių, kuris būtų šiek tiek komfortiškesnis, gal toks kaip Specialized Crux, tiesiog kelionėms, nuotykiams ar daugiadieniams bikepackingams. Bet realybė tokia, kad galime turėti visus dviračius, bet pagrindė minsi vis tiek tik tą vienintelį, kuris labiausiai patinka. O tarp kitko, yra 2 modeliai, į kuriuos vis pasižiūriu. Pagaliau atsirado gražaus dažymo Scotų, ne tik tom klasikiniam juodai žaliom spalvom, tai naujasis Scott Addict Gravel RC, svajonių dviratis. Ir kitas gražuolis, 3T Race Max Italija, klasikinis, pagal geriausias Karlo Lagerfeldo tradicijas, juodas, pliko karbono gravelis. Grįžęs iš kelionės planuoju patestuoti šiuos 2 gražuolius ir keletą kitų modelių, todėl prenumeruokite kanalą ir laukite naujų epizodų. Iki susitikimo ant gravel.